Sveiki, Panevėžio Lietaus vaikų tinklalaidės klausytojai. Su jumis sveikinasi Vytautė Marija, Panevėžio Lietaus vaikų savanorė ir profesionali autistė. Šiandien mūsų tinklalaidėje ypatingas pokalbis skirtas autizmo supratimo mėnesiui. Taigi šį mėnesį jūs man visi esat skolingi supratimo. Kalbamės apie neuroįvairovę, savęs pažinimą, iššūkius ir atradimus kasdienybėje bei ugdymo įstaigose, apie savanorystę ir psichikos sveikatą. Tai ne apie diagnozes, o apie žmonės, apie tai, kaip jaučiamės, ko tikimės iš aplinkos ir kaip ieškome savo vietos pasaulyje. Apie tai su manimi šiandien pašnekės du šilti, itin įdomus ir itin jautrus pašnekovai – Kristina ir Arnoldas. Jie pasidalins savo istorijomis apie tai, kaip išgyveno mokyklą, kaip šiuo metu sekasi studijuoti, ką jiems reiškia būti atviro jaunimo centro bendruomenės dalimi ir kaip jie supranta psichikos sveikatą bei savivertę. Labą dieną! Sveiki! Labą dieną. Labai malonu. Labai malonu. Tai kaip jūs šiandien jaučiatės? Kokie vaibai ore? Puikiai. Gerai. Tai, kaip sakant, pradėsim tada ir nuo pirmo klausimo, ar nevelsim, kaip sakant, žodžių į vatą. Kristina, Arnoldai, jūs pirma labai ačiū, kad sutikote pasidalinti savo istorijomis. Pradėkime nuo jūsų pačių, kas esate ir kaip šiandien apibūdintumėte save. Šiuo metu esu dirbanti ir savanoriaujanti tuo pačiu studentė. Sakyčiau, palyginti užimtas laikotarpis, gal užimčiausias iš visų, kuriuos per gyvenimą turėjau. Studijuoju tai verslo vadybą, savanoriauju Panevėžio atvirame jaunimo centre. Ačiū labai. Arnoldai? Aš save apibūdinčiau tiesiog žmogumi. Esu Arnoldas, man 24 metai šiuo metu. Studijuoju programų sistemos KTU, domėjausi programavimo, užsienio kultūromis, kitais dalykais. Aš irgi labai daug ko domiuosi, kaip sakant, mūsų smegenėse niekada nepakankamai vietos dalykams, kuriais mes domimės ir kuriuos mes norime atlikti per savo gyvenimą. Tai, kaip sakant, visi trys esame užimti žmonės. Tikrai taip. Taip, jei ne fiziškai, tai psichologiškai tikrai. Taigi, esminis pats klausimas, ar save priskiriate prie neuroįvairių žmonių ir kaip neuroįvairovę jūs suvokiate? Šiaip tai, ar priskirčiau? Priklauso, kaip save vertinti. Jeigu aš galvoju apie šitą klausimą, tai manau, jeigu vertinti iš diagnostinės pusės, tai ten pakankamai paprastai, ar yra diagnozė ir ar nėra diagnozė, ir tai labiau yra reikalinga suprasti save medicininiam kontekste. O iš tapatybės pusės tai priklauso, kartais dažniausiai tai taip, bet dažniausiai nesu linkęs netgi ir galvoti kažkaip apie save. Aš šiaip suprantu, kaip tu jautiesi šiuo atveju ir kad taip, iš vienos pusės neuroįvairovė tai yra diagnostinis kriterijus, bet iš kitos pusės tai yra tapatybė, kuri turi labai daug sluoksnių ir kurios neįmanoma apibūdinti labai, vos keliais žodeliais. Ir Kristina, jūs? Diagnozės kaip ir tokios aš neturiu, nebent tik prisiminiau tokį įdomų dalyką. Vaikystėje, čia dar kai net į mokyklą nėjau, mama mėgdavo pasakyti, kad aš hiperaktyvi, kadangi, ten būdavo visokių tokių nutikimų. Kartais ir, pyktis pasirodydavo taip netikėtai. Dar pamenu, ten buvo kažkas tai tokio, kad, plėšydavau kažkokius popierius. Ir šiaip kaip ir aktyvi buvau. Tačiau ar dabar ADHD, ar hiperaktyvumą man galima būtų priskirti, nežinau. Bent jau niekada apie tai labai stipriai nepagalvojau, nes bent jau kol kas nėra buvę kažko tokio, kad tas, kad jeigu ir būtų gyvenime labai trukdytų. Kaip pasakyti, nežinau. Tik tiek, kad iš vaikystės perspektyvos tai ten gali tai būti. O kaip dabar yra, kol kas nesigilinau ir nelabai galėčiau ką pasakyti. Šiaip tai dar norėjau paminėti, kad galbūt iš tos tapatybės pusės tai yra tokių momentų tarp neuroįvairių žmonių, kuriuos pastebiu, tai yra
galbūt ne tiek ta diagnostika ir ne tiek ta kasdienės kažkokios problemos pasireiškimai, bet aš daugiau žiūriu į žmogų, į tai, kas jį domina ir galbūt į vertybės pačias, nes pastebėjau, kad tarp autistiškų ir kitų neuroįvairovę turinčių žmonių žmonės, kaip mąsto kitaip, susiduria su skirtingom problemom, tai pas juos yra vertybės tam tikros, išreikštos kaip jautrumo, domėjimosi vertybės. Taip, aš apskritai norėčiau paminėti apie pačią apskritai neuroįvairovę, kadangi esu kalbėjusi apie tai su buvusia Lietuvos vaikų tinklalaidės viešnia dailės terapeutė Vaida. Mes abi turim tą pačią nuomonę, kad neurotipiškų žmonių pasaulyje apskritai nebėra. Nes ką norėčiau paminėti mūsų mėliesiams klausytojams, kad neuroįvairovė tai yra ne tik autizmo spektras, tai nėra tik ADHD, tai gali būti depresija, nerimo, šizofrenijos spektras, tai yra tiesiog bet koks netipiškas kabutėse nukreipimas nuo žmogaus neurologijos, bet klausimas tada kyla, kas yra tipiška ir kaip pradedi žiūrėti mūsų modernę visuomenę, to tipiškumo tiesiog visuomenėje nebėra. Tai kalbant iš tikrųjų, jau truputį užsiminėt apie savo patirtis ir vaikystės, tai eisim atgal laiku iki mokyklos metų. Ar jautėtės kažkuo kitokie nei kiti? Daugiau, mažiau, iš tikrųjų, manau, kad, kiek yra tekę bendrauti su žmonėm, tai praktiškai visi kartais taip pasijausdavo, bet nesakyčiau, kad tas labai trukdydavo. Kartais man yra buvę, kad galbūt taip, sakykim, pasakydavo, kad aš kažkuo išskirtinė kitokia, bet nesakyčiau, kad tai buvo būtent mano jausena. Čia daugiau gal kitų žmonių požiūris, tai ką jie pamatė, o ne tai, ką aš. Ir taip pat dar pridėti prie ano klausimo ir tuo pačiu tinka ir prie šito toks įdomus dalykas. PAJOC kartu su dar viena mergina, kita savanorė, pabandėm atlikti tavo Vytautę atsiųstus tokius kaip autizmo ADHD testus. Tai toks įdomus dalykas, kad jai parodė tą procentą didelį, o man priešingai labai mažą. Tačiau ADHD lygį kažkodėl man parodė gana aukštą, nors niekada apie tai nebūčiau susimąsčiusi ir pagalvojusi. Taip. Kad ten, galvau, kad, čia tas, kas vaikystėje buvo, tas buvo, gal čia mamai tai pasirodė, bet, kažkaip taip įdomiai, bet labai rimtai tą tematiką, visgi dar nesigilinau. Taip, čia yra įdomus dar toks faktas, kad dažnai, ypač mergaitėse, ADHD maskuoja tas hiperaktyvumas maskuoja tam tikrus socialinius deficitus. Tai yra, kai vaikas mergaitė atrodo, aš irgi būdavau vaikystėje, sako, lipa sienom. Bet visa tai, kadangi aš nebuvau užsidariusi viduje ir nebuvau kukli, tai užmaskavo mano rimtus, kaip sakant, sunkumus. Ir tai yra dažnas iš tikrųjų potyris. Ir man patinka tavo empatiškas požiūris, kad iš tikrųjų tai yra tiesa, kad dauguma jaučiasi mokyklose kitokie nei kiti ir daug kas turi tą tokią izoliacijos patirtį ir tai nėra mums kažkoks individualus dalykas. Bet galiu pasakyti, kad metam bėgant, gal taip pat ne kiek dėl mano pačios, bet ir dėl visuomenės pokyčių, vis mažiau ir mažiau jaučiuosi kokia nors kitokia. Taip, tikrai sutinku su šituo. O Arnoldai, ar tu mokykloje jautėsi kitoks nei kiti? Aš tuo metu, gal labiau žiūrint iš dabarties, prisimenant praeitį, tai galbūt, bet tuo metu tai man nekėlė kažkokių klausimų. Vėlgi, kaip paauglystė, tu ieškai savęs ir čia, kaip ir Kristina paminėjo, per tą visi praeina savęs ieškojimo tarpsnį ir, galbūt ne tai, kad jaučiausi kažkuo kitokie nei kiti, bet
aš galbūt mačiau, kad kiti klasiokai gan skiriasi tarpusavyje, pastebėjau tam tikrus bendravimo grupės, kai berniukai labiau susivėjo su berniukais, mergaitės su mergaitėm, kai kurie dar iš viso atskirai. Tai va, bet su visais bandžiau palaikyti santykį ir susiradau savo grupę. Svarbiausia ir yra susirasti, kaip sakant, savo tinkančius žmonės. Kalbant apie savo tinkančius arba netinkančius žmonės, pakalbėkime apie pačius mokytojus. Ar buvo mokyklos metu mokytojų, kurie jums labai padėjo, arba kaip tik atvirkščiai labai jūsų nepriėmė ir sukėlė problemų? Kiek prisimenu, yra buvę visokių, tokių dalykų, nėra tie prisiminimai labai ryškus. Norėčiau dar apie tai truputį pagalvoti ir tegul Arnoldas pasisako. Jo, tuo metu, kai aš buvau mokykloje, aš nežinau, kad esu autistiškas, mano diagnozė iš pradžių psichologas, bet jau vėlyvoj paauglystėj minėjo, kad aš turiu Aspergerio sindromo bruožų. Ir paskui nagrinėjomės, o tą jau patvirtino psichiatrija jau kai buvau suaugęs. Ir tai netaip, vėlgi ten netaip, kad šovė, bet daugiau mes nagrinėjom ir vaikystės diagnostiką ir taip, bet tokios kaip autizmo ar specifinio, buvo tas specifinis mišrus raidos sutrikimas lengvo laipsnio, bet apie tokį kaip autizmą aš nežinojau, bet šiaip mano santykis su mokytojais buvo gan mokykloje, gal jis buvo gan geras mokslo prasme, nes man patiko mokytis, bet elgesio prasme galbūt kitaip, bet taip tai jau turėjom, mokytojas gan skatino, nes man patiko domėtis. Akademiškai buvai proveržus mokykloje, patiko mokytis. Taip, ypač paskui jau gimnazijoje. Ir gimnazijoje jau daugiau ir susibendravau ir su mokytojais, bet vėlgi ne dėl to, kad būčiau kažkoks autistiškas ar dar kažkas, bet dėl to, kad man patiko dalykai, mane motyvavo mokslai ir norėjau kažką iš jų pasisemti. Tai čia visi lygus. Taip, savęs priėmimo kelionė ilga. Ar pagalvojate? Taip. O man dabar prisiminiau, būdavo tokia situacija, kad mokiaus bendraja prasme, sakykim taip, ypač iki 8 klasės palyginti gerai, vėliau jau kiek sunkiau sekėsi, bet pamenu, jis būdavo kaltinamas, sakykim, tai tokiais dalykais, ar tai pamiršimu kažko, sakykim, ar įsiblaškimu. Taip. Ar tai per garsių kalbėjimų, sakykim, ar tai gal kartais daugokai kalbėjimų. Taip, tai tipiška labai galbūt patirtis. Kartais ir, sakykim, taip, kokioj ten 5-6 klasėje, kokiais, pykčio proveržiais ar dar kuo, pamenu, ypač žiaurus ir nemalonus dalykas būdavo, kai kažkas atsitikdavo ir vietoj to, kad su manim pasišnekėtų ir man tiesiai pasakytų, kas negerai, ką galima būtų keisti ar kaip, skambindavo tuoj pat mano mamai ir kaip pasakyti, jausdavausi galbūt kaltinama už tas tokias savybės, kurių lyg ir kontroliuoti negaliu, tačiau kaip vaikas tikrai nenorėdavau, sakykim, taip nieko blogo ir pavargdavau nuo tų tokių kaltinimų. Taip. Ar čia su tuo hiperaktyvumu, ar dar kažkuo, ar dar kažko buvo susiję, ar ne, ar galėtų būti susiję, kaip ir nežinau, tik tiek, kad turiu tokį vaikystės prisiminimą, kad dažnai jausdavausi kaltinama nebūtai.
Būtent, aš kaip autistiškas žmogus tau pasakysiu, kad čia labai tipiškai yra neurodivergentiškų žmonių patirtis. Aš visą laiką prisidirbdavau ir jausdavausi, bet tai pala, už ką? Ką aš padariau? Būdavo tai per garsiai, va, irgi šneku, tai per daug šneku, tai per daug klausinėjų. Mane yra nubaudę mokytojas ne kartą už tai, kad per daug klausinėjų klausimų pamokos metu. Keldama ranką be to, nes jis galvoja, kad iš jo šaipausi. O tuo metu aš to nesupratau ir sakau, atėjus pas socialinės kabinetą, sakau, mane čia atsiuntė, nes klausiu per daug klausimų, tikriausiai. Tai jo, tokia labai tipinė patirtis. Mokyklose neurodivergentiškiams mokiniams yra itin sunku. Tiems, kurie yra autizmo spektre ar ADHD spektre, švietimo sistema nėra mums pritaikyta. Apskritai niekam nėra techniškai pritaikyta. Dar vienas toks dalykas, kurį prisimenu, tarkim, iš tokio laikmečio jau kiek labiau paauglystės, aš norėdavau išsiskirti, aš norėdavau jaustis išskirtinė, man patikdavo, kaip sakant, taip mergaitiškai puoštis, gražiai rengtis. Man irgi labai. Iki šiol patinka. O man priešingai, aš kiekvieną dieną su tais pačiais rūbais eidavau. Va, tai yra, kaip sakant, dar vienas pavyzdys, kad mes galim būti diagnozuoti arba ne, galime priklausyti spektrui, bet vis tiek esame individualūs ir esame visi siaubingai skirtingi ir mūsų negalima sukaustyti į dėžutę. Dar ką pamenu, kaip namų darbus darydavau, sakykim, taip užsidėjus ausinės, klausydama muzikos. Ir taip man, paprasčiausia, geriau pasidarydavo tie dalykai, kuriems motyvacijos kiek mažiau būdavo. Taip, reikia to papildomos stimulacijos, kad iššaukti kūną daryti daugiau. Jo, pamenu, būdavo taip, kad, pas mane kartais tos motyvacijos nebūdavo, ir iš esmės nieko nepadarysi. Dar vienas koks dalykas, ką pamenu, greičiausia daugiau mažiau dėl to, kad kažkiek dėl tos motyvacijos padėdavo, nuo kokių 13 metų ėmiau gerti kavą. Taip. Ir galiausia pamenu, kai buvau, ten kriauklį tada buvo 5 puodukai ir tėvai susidarė įspūdį, kad aš išgeriau 5 puodukus kavos. Tada ten jie pradėjo sakyti, net mes tiek negeriam, nors esam vyresni. Taip, tai irgi labai tipinė patirtis. Daug moterų su ADHD, jiem reikia tos papildomos stimulacijos, nes kava specifiškai kofeinas yra stimulantas, kuris nervinę sistemą paskatina. O ADHD, kodėl yra hiperaktyvumas, todėl kad sistemai reikia pastovios stimulacijos, kad ji galėtų funkcionuoti. Tai va, tai yra labai komplikuotas situacijos ir mes, kadangi esame visi tokie skirtingi, mokykloje be abejo buvo labai sudėtingų momentų. Tai kas padėjo išgyventi šiuos sunkesnius mokyklos etapus? Jeigu kalbant daugiau apie paauglystę, tai sakyčiau taip, kava, muzika, kažkas tokio. Ir, mama, aišku, mėgindavo atkalbinėti nuo to tokio kavos gerimo, sakydavo, kad ten, labai nesveika ar kažkas tai tokio. Bet, kaip pasakyti, tai man būdavo lyg vienintelis įsigelbėjimas, dėl ko galėdavau namų darbus daryti, ir kaip sakant, funkcionuoti. Taip, todėl labai reikia stebėti savo vaiką ir iš tikrųjų paklausti jo paties, o kaip tu jautiesi tai darydamas? Nes tarkim, jeigu vaikas, kavos atveju, jeigu jis geria daug kavos ir jaučia daug nerimo, nemiega, tai faktas, kad reiktų įsiterpti. Bet jeigu vaikas geria daug kavos ir pradeda daryti namų darbus, tai gal palikime jį ramybei, gal duokim jam funkcionuoti taip, kaip jam reikia. Aš dabar galvoju, iš tikrųjų, dabar prisiminiau, tai buvo iš tokių galbūt momentų, tai, vėlgi, kaip aš toksai informacijos kolekcionierius labiau, tai man patikdavo ieškotis informacijos arba užsiimti kažkokią veiklą, tai galbūt tokia veikla, kuri tiesiogiai nesusijusi su mokyklinė veikla, nebūtinai gal kažką, ką reikia išmokti, bet galbūt tokia užklasinė veikla, kažkokie galbūt
Specialūs pomėgiai. Jo, kažkokie klausimai su žvaigždutėm, kur reikia pagalvoti. Tai va tokie dalykai man domindavo. Mhm. Jo, o man šitie kaip tik, būdavo kažkoks toks košmaras ir, praktiškai dažniausiai aš jų tiesiog nepavykdavo įspręsti. Dar pradinėse klasėse tai su kokių draugų pagalba, sakykim taip. O vėliau, tiesiog mano smegenys to, kaip pasakyti, negalėdavo ir nežinau kodėl. Taip, tai yra, kaip vėl kartuoju, ta tokia tipinė patirtis ir man patinka, kad mes čia turim studijoje labai, kaip sakant, platų spektrą patirčių prie šito stalo, nuo vienam gale žmonių, kurie mėgsta dėvėti tuos pačius drabužius kiekvieną dieną ir spręsti klausimus, o kitam spektre, kuriems reikia labai daug kavos ir mėgsta puoštis ir negali pastoviai atsakinėti klausimų, nes tiesiog mūsų smegenys visų skirtingai dirba. Jo, dar turėjau interesą Romos imperijai. Va. Tai labai smagu iš tikrųjų išgirsti, kad visi išgyveno mokyklą, kad ir kai būna sunku. Ir tas mus priveda šiek tiek laiko linijoje į priekį, į studijas, kas mums visiems trims labai aktualu. Ar studijų pradžia aukštojoje mokykloje atnešė kokių nors pokyčių? Kokie pokyčiai jums buvo drastiškiausi pradėjus studijas? Tikriausiai nustebinsiu, bet nelabai kažkokių jų ten, tokių, kad prisiminčiau. Atvirai pasakant, ėjau studijuoti daugiau mažiau, nes reikėjo ir visiškai tam nejaučiau nei aistros, nei neapykantos. Taip, dažnai mes einam studijuoti iš pareigos, aš irgi įstojau iš pareigos. O kaip tu, Arnoldai, manai? Nežinau, iš tikrųjų pasirinkau tai, kas labiausiai galbūt ir tiko ir domino programavimą, tai vėlgi galbūt tai, kas yra susijęs su tiksliaisiais mokslais, su technologiniam, inžineriniam specialybėm, tai ten vėlgi yra kitokia politika negu kad su socialiniais galbūt mokslais. Bet taip, tai kas labiausiai pasikeitė, to aš net nelabai ir pastebėjau pirmaisiais metais. Tai yra, kad visiškai kardinaliai pasikeitė kriterijai kažkokie. Taip, pati mokymosi struktūra. Jo, mokymosi struktūra, tai jeigu anksčiau, kokio gimnazijai didžiausias dalykas ir galbūt netgi ir motivatorius, tai buvo studijuoti, vėlgi ne mokykloje, o gyvenimui, kažkokio akademinio universalaus žmogaus siekimo. Taip. Tai studijose tai tapo mažiau ar daugiau orientuota į vienas labai geras dalykas, tai buvo, kad studijose tu gali pasirinkti, ar tu nori daugiau ar mažiau, ar taip ar anaip. Tai va tas... Ta tokia laisvė turbūt. Jo, pasirinkimo laisvė ir ar tu nori daugiau studijuoti, ar tu nori daugiau prie teorinių dalykų, ar prie praktinių dalykų ir taip toliau. Ir niekas už tai labai ir nenubaus, kad tu mažiau esi pasirinkęs mažiau daryti tą ar aną. Universitete tu studijuoji pats savo, dėl savo ateities, o mokykloje jautiesi šiek tiek taip įspaustas į kampą ir priverstas. Bet atsiranda tokių dalykų, kaip nuolatiniai. Yra to spaudimo, kad tu ne dėl savęs studijuoji, ne dėl akademinio idealo, bet dėl nuolat yra primenama, kad tai, ką tu čia studijuoji, tai čia yra laikinai, kad tavo tikslas yra daryti kažkokią karjerą. Ir ta žinutė yra brukama kartais per smarkiai, mano nuožiūra. Na taip,
Karjeros kelionės ir kopimas karjeros laiptais yra dažnai toksai spaudimas tikrai keliamas ant daugumos studentų pečių, bet iš tikrųjų, atvirai pasakius, mes ir studijuojame, kad būtume ateities profesionalais ir palaikytume ne tik ekonomiką, bet ir visuomenę. Kalbant apie visuomenę, apie bendruomenę ir apie centrą, kuriame visi kaip ir susitikome, kaip atradote atvirą jaunimo centrą Panevėžyje, kodėl jis jums svarbus? Iš esmės, sugalvojau pabandyti JST savanorystę ir taip pagalvojau, kad norėčiau būtent tame centre, vien dėl to, kad, ten buvo paminėta kažkas, ką bus galima daryti iš to pačio, ką mokytis tekę. Taip pat man labai patiko atviro jaunimo centro darbo laikas, kad jisai dirba ne anksti iš ryto. Ir sakykim taip, jeigu reikės vaikščioti nuo darbo pradžios, tai kad ten, nereiktų labai anksti keltis. Pilnai šitą suprantu. Ir tai geras pasirinkimas. Arnoldai, kaip atradai atvirą jaunimo centrą? Kuo jis tau svarbus? Man iš tikrųjų jaunimo centrą pasiūlė mokytoja. Mūsų klasės auklėtoja, tai ją reiktų galbūt pareikšti padėką. Tai tiesiog dar tas jaunimo centras buvo neseniai atsidaręs, galbūt metus laiko. Tai pasiūlė, kad čia atsidarė toks naujas tas jaunimo centras, kur galima tiesiog ateiti, tiesiog būti, ieškoti bendraminčių, bendrauti, užsiimti veiklą. Ir dėl to man jis ir yra svarbus tuo, kad tu gali pabendrauti, pasidalinti džiaugsmais, savo nuoskaudomis. Ir finale, kad tu gali, labai svarbu yra tai, kad tu gali pasireikšti tame jaunimo centre kūrybiškai, tu gali sukurti tai, kas tau šauna į galvą, tu gali papiešti, tu gali kažkokį didesnį projektą sukurti, tu gali ten kokį nors, vaidinimą padaryti ar kompiuterinį žaidimą finale sukurti. Taip, Panevėžio centre yra ne tik erdvė, bet ir resursai kiekvienam jaunuoliui iš Panevėžio išreikšti save per bet ką, jie tik įsivaizduoja. Ir tai yra tokia erdvė, kuri tiesiog padarė būti jaunuolių Panevėžyje žymiai lengviau ir paprasčiau. Dar klausimas bus, ar Panevėžio atviro jaunimo centre jaučiatės priimti? Taip, netgi labai galėčiau pasakyti. Kas man patinka, tai ta tokia kuriama pagarbos kultūra. Taip, aš irgi sutikčiau, tai jaunimo centre jaučiuosi priimtas praktiškai nuo pat pirmos dienos. Vėlgi centriukas jisai keičiasi. Ir tikrai, sakyčiau, keičiasi į gerą, manau. Keičiasi į gerą. Nes atsimenu, kai būdavau jaunesnė, Panevėžio atviras jaunimo centras buvo dar tik pradinėse stadijose, aš atsimenu, kai jis atsidarė. Ir iš pradžių buvo erdvės, kur tiesiog sueidavo jaunimas ir būdavo šiek tiek mažoka tos tokios kontrolės ir, kaip sakėjai, tos pagarbos kultūros. Tai būdavo tiesiog erdvė visam jaunimui. O dabar ten yra atsiradusi ir struktūra, ir kultūra, ir daug yra investuota į tas erdvės, kur gali jaunimas išsireikšti, ir tai yra labai svarbu. Ir tai savaime, aišku, prisideda prie jaunimo emocinės, psichologinės sveikatos. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs rūpinatės savąją emocinę sveikatą? Iš tikrųjų, tai nuolat ją rūpinosi, netgi vadinamai profilaktiškai. Taip. Ir pas Vaidą terapiją esu lankiusi praeitą rudenį. Taip pat karts nuo karto pasikalbu su psichologė KTU, kadangi ten yra galimybė į nemokamas psichologo konsultacijas visiems studentams. Taip, psichologo paslaugos įvairiose švietimo įstaigose yra labai svarbios ir privalomos. Tai yra labai geras resursas. Arnoldai. Tiesiog tenka daug laiko skirti savo, kažkokios metodinės, kažkokios priemonės,
konkrečios aš negaliu pasakyti, kas susijęs su psichologais, man galbūt ir nelabai tinka, neįsivaizduoju. Taip, emocinė sveikata iš tikrųjų kartais, ko reikia rūpinti savo emocinę sveikatą, tai tiesiog suteikti savo erdvę ir terpę jausti. Tai aišku, profesionaliai daroma psichologų kabinetuose terapija einant, tai yra labai geras įrankis ir visada tą rekomenduosiu iki gyvenimo galo, nes terapija pakeitė mano gyvenimą. Aš einu į terapiją pastoviai kiekvieną savaitę jau 3 metus ir pamačiau tiesiog didžiulį pokytį savo gyvenime. Tačiau, jeigu nėra pakankamai resursų eiti terapiją, arba nesinori, arba tiesiog neveikia, nepatinka, reikia emocinės sveikatos, kaip sakant, rūpinimasis kartais yra tiesiog savo paskirimas 15 minučių paverkti, nes neprisimeni, kada paskutinį kartą verkiai arba juokeisi, kartais reikia išleisti tas emocijas, kurios burbuliuoja per viršų iš savęs. O aš kaip tik tokį įdomų dalyką pasakysiu, vis girdžiu, kaip žmonės, panašiai kaip tu sako, o man priešingai taip atrodo, kad aš kaip tik palyginti dažnai verkiu, palyginti dažnai juokiuosi, ir lyg būtų priešingas variantas. Taip, iš tikrųjų, tu suteikiai man gerą perspektyvą, kai kuriems reikia erdvės kaip man, išmokti jausti ir išjausti, o kai kuriems, kurie jaučia labai daug ir iš karto ir neužsiburbuliuoja, jiems reikia erdvės apsiraminti ir, kaip sakant, įsižeminti. Tai yra labai svarbu ir ačiū už šitą komentarą, jis labai labai svarbus ir naudingas. Ar kada esate kreipęsi pagalbos, kas padėjo priimti tokį sprendimą? Aš pirmą pasidalinsiu, kad būtų drąsiau galbūt. Aš, kaip ir sakiau, lankau terapiją jau daug metų, iš tikrųjų 3 pastoviai, bet man regis gal net 5-6 nepastoviai. Ir man teko prieš 2 metus pradėti vartoti antidepresantinius vaistus pirmajam savo studijų kurse dėl patiriamų autistiškų išlydžių, kad šiek tiek sumažintų mano simptomus kaip pykinimas, galvos skausmai. Ir tai buvo gyvenimą keičiantis sprendimai, kurie man padėjo ne tik funkcionuoti visuomenėje, bet ir gyventi labai laimingą gyvenimą. Ir šiuo metu esu laimingiausia, kokia esu buvusi vien dėl šių sprendimų. Bet norėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir patirtis. Aš tai, kaip jau ir minėjau, einu iš esmės pas psichologą, pas psichoterapeutą, vadinamai profilaktiškai, nors labai kažkuo pastaruoju metu blogo ir nėra. Taip. Tai aš kaip tik norėčiau tą pasakyti, kad šito reikia netgi vadinamai profilaktiškai, net jeigu nieko nėra, kad ir kiek rečiau, o ką jau kalbėti apie tada, kai tikrai reikia. Taip, puiku, kaip sakant, jeigu visas medicininis, fizinis gydymas prasideda nuo profilaktikos, kad neįsivažiuotų didžiulės ligos, galvokite apie savo psichinę sveikatą lygiai taip pat. Labai puikus komentaras. Arnoldai. Dabar aš reguliariai lankau psichiatrą ir tikrai esu kreipęsis pagalbos, bet tai buvo labai klampus ir skaudus kelias. Taip, nes dėja pas medicininius profesionalus kelias ne visada būna rožiam klotas, kaip aš sakau. Norėčiau, kad pabaigai pasakytumėt jaunuoliui, kuris jaučiasi kitaip, kuris jaučiasi galbūt vienišas arba pastoviai jaučiasi lyg yra kaltinamas nepagristai, ką jam pasakytumėt? Viskas bus gerai, būk savimi, nepasiduok. Aš savo pasakyčiau vaikystėje, visų pirma, kaip ir sakė Kristina, nepasiduok, visų antra, neik miegoti su tais pačiais rūbais, kuriais ėjai į mokyklą. Maldauju. Nereikia, kodėl tu taip elgiesi? Vienas iš mano keistų autistinių fazių vaikystėje, kai miegojau su tais pačiais rūbais, su kuriais dieną mokyklų vaikščiau. Ką aš savo jaunesniai pasakyčiau, kai būna kiti sako, kad tipo gailėsis, bla bla bla, už tai, kad ten kažką, po tiek metų taip kitaip kalbėsi. O tuo tarpu aš, sakykim taip, priešingai save jaunesnę gerbiu, palaikau kaip patį geriausią žmogų pasaulyje, besąlygiškai. Tikrai taip, nes dažniausiai pasigailėjimas ateina iš to, ko tu nepadarei.
o ne iš to, ką tu padarai. Dažniausiai senatvėje žmonės gailisi, kad kaip gaila, kad nepabandžiau to ir ano. Geriau bandyti, kol esi jaunas ir save palaikyti. Tai kaip pasakyti, aš, pavyzdžiui, save jaunesnę, nepaisant visko, myliu besąlygiškai. Taip. Ir man dėl nieko negėda, nepaisant to, ką yra, kokios, kaip pasakyti, mokytojos ar dar kažkas pasakė. Taip. Ten būdavo, kaip pasakyti, jos, pasakydavo, kaip tau negėda, kaip taip galima, o jeigu dabartinė, aš taip imčiau ir pasakyčiau, vat ir negėda. Taip. Taip, tas kelias iki besąlygiškos meilės savo ir iki savęs priėmimo yra labai klampus savyje, o visuomenėje iš viso dar klampesnis, nes jeigu mes nepriimame ir nemylime savęs, kaip galime priimti ir mylėti kitus. Tad šis pokalbis man tiesiog primena, kad visų pirma, prie šio stalo susėdome labai plačių spektrų perspektyvų ir būsenų ir kad mes visi esame verti pagarbos ir, kaip sakant, besąlygiškos meilės ir mes visi esame verti ateities. Nesvarbu, ką kiti žmonės apie mus sakytų, mes visada galime atsižvelgti tai konstruktyviai, bet niekada neprivalome to imti per daug į širdį, nes dažniausiai žmonės kalba tai, kas yra jų pačių širdies dilemose. Taigi, norėčiau Jums labai padėkoti už tai, kad sutikote pasišnekėti su mumis ir ačiū labai. Su Jumis atsisveikina Vytautė Marija Petrauskaitė ir Kristina ir Arnoldas. Ačiū už pokalbį Jums. Ačiū labai. Labai ačiū Jums už pokalbį.